ką, visa Pietų Amerika yra katalika. Bet tokia katalika, kad... Katalika. Tai rimtai, čia kažkaip normaliai katalikai. Atviras. Jis nebijo pasakyti nieko. Pavyzdžiui, mūsų prezidentė Cristina Fernández de Kirchner, jinai yra komunistė. Galima palyginti Lenin ir Kristiną du viename. Tikrai 100%. Jūs netikėt, bet taip yra. Yra tiesiog nežiauri, bet labai žiauri. Ir jinai, aišku, viską, kas susijęs su tikėjimą ir su bažnyčia nori naikinti. Ir kiekvienas metais, sausio 1, būna kardinolų mišios katedroj Buenos Aires, Argentinos sostinė, kur aukodavo popiežius Bergoglio. Visi gieda Dieve tave garbinam, kaip padėką Dievui už naujų metų. Ir labai įspūdingą pamokslą turėjo pasakyti kardinolai, nes visada dalyvauja prezidentai, visą tą grietinėlę. Ir nuo šitos prezidentės, jinai, mūsų prezidentė, keliaudavo tyčiai 1000 km šiaurė, kad nedalyvautų jos mišias ir neklausytų jo pamokslą. Kardinolo Bergoglios pamokslą, nes jis būdavo labai tiesiai, sakydavo, pavyzdžiui, sėdėjo prezidentė, sakydavo, o jūs kada dirbsite gerai, jūs nebedarykit to ir to, ir aišku, jis pasakė, kad niekam nepatinka. Ir tada jinai paveikdavo tiesiog, kad nebūtų, kad kalbėtų jai. Bet vis tiek, jis kalbėdavo jai, o paskui jis per laikraštį sužinodavo, nes taip ar taip rašydavo. Ir tiesiog jis neina per aplinką tos kelius, ai, žinokit, gal jums reikėtų pakeisti, ne, sako, tu pakeisi arba į pragarą. Ir kai jis tapo popiežius, jinai keliavo, kaip ir visi keliauja sveikinti popiežių, taigi popiežių. Įsivaizduokit, Argentinai paveikdavo iš jo, o jis tapo popiežių, jinai norėjo sveikinti tą popiežių. Negi jinai nekeliaus, visa Argentina pažiūrės, kad prezidentė nėra, kaip čia nesąmonė. Tada jinai nukeliavo ir, aišku, jau visa mūsų spauda rašė, kaip jinai pasipuošė, nes jinai užsisakė skrybėlę iš Prancūzijos. Vestuvės iš kažkokią Italiją, kurie žiauriai madinga, žiauriai įspūdinga. Vieno žodžio, padarė iš žiurkė princesę. Ir tada kas buvo, jinai keliavo, norėjo susitikti su popiežiu ir kaip popiežius sveikino, jinai atėjo, o, kai sveikino, ir atnešė, žinot, mes Argentinai turim tą tautinę gėrimą matę. Nu, yra kaip žalia arbata. Mes gėrim pumpinas daug, čia Lietuvoje. Ir žodžio, nuvežė kaip dovaną tokia sidabrinė matė, kaip dovaną popiežių. Ir atnešė šalia tokia, nu, labai panašio dekoraciją, irgi sidabrinė, kad įpiltų cukrų į matę, nes galima du būdas gerti. Arba be cukrų, arba su cukru. Tie, kurie tradiciškai geria matę, geria be cukrų. Yra truputį kartu, bet labai skanu. Ir tada jis sakė, jinai atnešė dovaną, sakė, o čia jums, kad gertumėt matę, kad neužmirštumėt mūsų šalies, kad... Jis pasakė, na tai aš labai daug matau, kad neveikia ir matė. Bet kai turėsite svečius, jūs galėsite vaišinti ir čia cukrus, tik jūs žinote, kad aš nemėgstu cukrų. Tiesiog jinai nežino, kur dėtis. Atnešė dovaną ir iš karto sakė, nereikia, nenorim, nuo vieno žodžio. Ir jinai dalyvavo pirmos mišios popiežiaus. Popiežius pasakė, pamokslą ne tik Argentinui, nes reikia sakyti visą pasaulio. Tai kalbėjo visiems. O paskui popiežius siuntė laišką jai. Ir netyčiai pakliuvo į kažkokią rangą, kuri buvo netgi nuotrauka įdėta į laikraštį, Argentinos laikraštis. O tą laišką buvo parašyta: Pone prezidente, labai ačiū, kad atvykote į mano pirmas mišias kaip popiežius, dabar Pranciškus. Sakė, bet kaip keista, kiek metų jūs pabėgot iš mano pamokslo, o paskui kalbėdavot, kad aš sakydavau daug apie jūs ir prieš jūsų, o dabar turėjote tylėti visas mišas, negalėjot sakyti vieną žodį, turėjot klausyti visą mano pamokslą. Ačiū, kad atvykote. Tiesiog jis tiesiogiai šitaip
pasako kaip yra. Dėl to, kad jis tokia aplinkai gyvena. Mums yra, pavyzdžiui, lengviau pasakyti iš karto tiesą, negu eiti, žinai, aš turiu tokį ką pasakyti. Galvos, iš karto jis buvo pakviestas dirbti vieno vyskupo padėjėją, sakykime. Ir porą metų dirbo su juo, kol tas vyskupas buvo labai patenkintas su juo ir pasakė kardinolą, ir kardinolą paskyrė jo sekretorius. Ir čia jau viskas aišku. Nes jau kardinolo sekretorius, tai kaip ir ištiestas kilimėlis į priekį, ne? Tai ir taip ir buvo. Tiesiog paskui buvo vyskupas iš vieną miestą Argentinui, Kordoba. Ir jis Kordobai buvo vyskupas apie 8 metus ir paskui buvo paskirtas vienu iš 4 vyskupų Buenos Aires. Tai Buenos Aires dirbo, paskui buvo vyskupų konferencijos pirmininko. Sakė, Bergoglio, sakė, ne, pala, čia kažkas ne taip dar gali iš naujo, pakartos, tai atsiranda Bergoglio. Iš tikrųjų, niekaip nebuvo įmanoma galvoti, kad jis, ne kad jis nesugebėtų būti popiežius, bet kažkaip nepagalvojus, kad jis galėtų būti. Ir iš tikrųjų, jis labai daug ką yra daręs Argentinai. Pavyzdžiui, jis labai kovojo prieš mūsų prezidentę, bet aišku, prezidentė laimėjo, kad nebūtų leidžiamos santuokos iš tos pačios lyties. Argentina pirma valstybė iš Pietų Ameriką, kur leido susituokti iš tos pačios lyties. Tai nežinau, kiek durnelių jau susituokė. Ir iš kitos kaimyninės šalies keliauja į Argentiną, nes leidžia. Aišku, ne visur, ne kiekvieną rajoną, nes nėra, kadangi yra labai ilga Argentina, 4800 km nuo šiaurės iki pietų ir 3000 km, tai biškį didelė. Pagal rajonas ir skiriasi tos įstatymai. Pavyzdžiui, mano rajone, ačiū Dievui, kol kas negali susituokti vyras su vyru. Bet keliauja į Buenos Aires ir gali. Šiaip. Kai buvo išrinktas popiežius, sakė, šakės, Argentinai negalėsime legalizuoti abortas. Sakė, ačiū Dievui. Bet buvo pirmas dalykas, kurį pasakė, kadangi popiežius argentinietis, negalėsime legalizuoti abortas. Įsivaizduoja? Tai yra tiesiog šventoji dvasia labai padės, kad būtų geras popiežius. Nes daug ką iš jo priklauso. Ką dar norėjau pasakyti? Noriu pasakyti apie jo herbas, kaip popiežius. Žinot, koks herbas? Herbas yra 3 raidės, IHS, kaip ir kartais yra ostui parašyta. Tai simbolizuoja Jėzus hominis salvatoris, lotynų kalba, tai Jėzus žmonijos gelbėtojas. Tai yra jėzuito ženklas, koks jis sukūrė Ignacijos iš Loyolos, jėzuitų įkūrėjas. Tai dėl to, kadangi jis pirmas jėzuitas popiežius ir pirmas popiežius iš Amerikos ir pirmas popiežius iš pietų, ir pirmas popiežius ispanų kalbant, ir pirmas Pranciškus, ir žodžio, turi tą vadinamą jėzuito herbą. Apačioje yra tokia žvaigždė, kurie simbolizuoja kažką įdomu. Taip, simbolizuoja kažką. Ne, kažkur turiu palaukti. Susijaudinau. Žvaigždė, kurie reprezentuoja mergelę Mariją. Aišku. Ir tokia kaip atrodo vynuogių šakelė, bet ne vynuogės, kitos vaisius, kurie nežinau kaip lietuviškai, ir jos simbolizuoja Švento Jozapą. Netgi jis taip mylė Jozapą, kad dabar jau pakeitė
naujas mišiolas bus užrašyta, kai mes pasakysime mergelė Marijai, reikės pasakyti ir jos sužadėtinė Švento Juozapo. Geras. Svarbus dalykas. Nes yra labai daug krikščionių, tiesiog ne katalikų, bet krikščionių, kurie kažkaip eina šunkeliais vieto eiti su mumis, bet gal dėl nesupratimo, gal dėl labai nedaug reikia. Tik truputį pasistengti iš abiejų pusės, aišku, ne tik iš mūsų pusės, bet iš kitų pusės taip pat. Ir labai didelė viltį yra įdėtas, kad tikrai popiežius padės susivienyti visi krikščioniai į vieną bažnyčią. Kad būtų, kaip turi įsipildyti pagal šventą raštą, turi būti vienas ganytojas, kuris ves mūsų į teisingą kelią. Nežinau, kad jis yra iš to vieto, nesvarbu, iš kur jis yra. Svarbu, kad popiežius tai yra mūsų bažnyčios galva ir turime jį mylėti, kaip mylėjome, nors aš, pavyzdžiui, man yra nepakartojamas, kol kas, aišku, kiekvienas turi savo, bet man, pavyzdžiui, Jonas Paulius II buvo ypatingas toks, nežinau, nepakartojamas. Kas nemylėjo jis dėl to, kad nesusipažino su juo gal. Bet man, pavyzdžiui, asmeniškai, netgi, kad tik buvau iškeptas kunigas ir man buvo galimybė aukoti mišą su Jonas Paulius II Vatikane. Tai čia buvo, nežinau, Dievo dovana. Ir tik būdamas šalia, tu jau jauties, kad, nežinau, tu visą kūną trava. Dar su Prancišku dar neteko būti, gal irgi drevėsiu, nežinau, bet reikia pagalvoti iš tikrųjų ne kas yra kaip žmogus, bet tiesiog, kad yra popiežius. Tai yra, mes turime mylėti popiežių, dėl to, kad yra Jėzaus išrinktasis kaip pirmas ir pagrindinis apaštalas, ne kaip Petras. Tai kaip ir Petras buvo išrinktas, taip ir Pranciškus.